Algirdas yra eilinis programuotojas, kurio gyvenime viskas einasi pagal planą. Kaip darbe, taip ir gyvenime. Jo kasdienė veikla iki smulkmenų suprogramuota. Tik kartais kažkodėl jos smegenys išmeta fatal error žinutę. Tuomet jis nueina į barą ir, gurkšnodamas raudonų plytų alų, bando sukurti naują kodą savo galvai, kurioje nežinia iš kur atsiranda kažkoks bugas. O jei ir tai nepadeda, susikrauna kuprinę ir išvyksta pakeliauti į Tailandą, Malaiziją ar kokią kitą egzotišką pietryčių Azijos šalį. Nugairintas saulės ir prisisėmęs laisvamaniško gyvenimo įspūdžių, jis visuomet grįžta su pasitaisiusia nuotaika ir jo gyvenimo kodas vėl ima veikti puikiai. Sandra Algirdą ir sutiko vieną iš tų vakarų, kuomet jis sėdėjo bare mėgindama save persiprogramuoti. Tai įvyko tuo metu, kai Sandra vis dar tikėjosi pritapsinti prie kompanijos. Draugų, kurie visaip ją mėgindavo ištraukti iš melancholijos liūno, tempdami ją pasitūsinti. Iš tiesų, Sandrai nelabai rūpėjo tie pasisėdėjimai. Ji mieliau būtų sėdėjus namuose ir skaičiusi knygą. Nors visi manė, kad ji užsidariusi medituoja, analizuoja Upanešadas ar mokosi sanskrito, bet iš tiesų ji dažniausiai skaitydavo Mikę Pūkuotuką ir svajojo persikelti į 100-mylę girią. Todėl tą vakarą, sėdėdama alkoholio tvaiko, šurmulio ir kažkodėl visuomet per garsiai grojančios muzikos persmelktame bare, ji mąstė apie Pūkuotuką ir knysliuką. Jūratei, antra vertus, barai labai patiko. Nors tą lemtingą vakarą, kuomet Algirdas su Sandra pirmą kartą susitiko, Jūratė jų dar nepažinojo. Šie du žmonės kažkodėl patraukė jos dėmesį. Ji pamatė, kaip nerangiai Sandra susigrūdo savo pirštinės į kišenes ir, tarsi įsižeidus, išskubėjo į kiemą. Jūratė pastebėjo, kaip viena pūkuota pirštinė iškrito merginai iš kišenės, bet kažkoks vaikinas suskubo ją pakelti ir nusivijo per duris ką tik išžengusią nepažįstamąją. Pamanė ji ir švelniai pakštelėjo naujajam savo partneriui į žandą, kuris dievagojosi, kad vos išvydęs Jūratę patyrė meilę iš pirmo žvilgsnio. Nors tokią meilę ji gerai pažinojo, jei ji prasideda pirmu žvilgsniu, vadinas baigsis akimirksniu. Vis dėlto jai buvo gera jausti kažką esant šalia. Mes kažkur jau buvom susitikę. Sušnabždėjo Jūratė, ką tik puolusi Algirdui į glėbį. Tuomet dar stipriau prisispaudė prie jo žando ir sušnabždėjo į ausį. Privalai mane nuo jo išgelbėti. Aš, Jūratė. Vos spėjęs susizgribti, Algirdas truputėlį atsitraukė nuo jos ir nutaisė išsiilgusio žmogaus miną. Žmogaus, kuris vėl susitiko 100 metų nematytą draugą. Jūratė? Čia tikrai tu? Kone automatiškai jam iš lūpų išsprūdo ką tik užgimusio vaidybinio filmo scenarijaus eilutė. Jis niekad nemanė, kad gali taip gerai vaidinti. Tu man turėjai paskambinti? Pratęsė nevykusį vaidybinį epizodą Jūratė, dabar jau truputėlį išsigandus, kad nežinia, kur jis gali nuvesti. Tavo telefonas visuomet neryšio zonoj. Ar tu man tikrai davei teisingą numerį? Tiesa, atsiprašau, matyt būsi supainioję savo vizitinę kortelę, atsakė ji ir pagaliau atsisuko į Danielių, kurį, įsijautusi į naują į savo vaidmenį, buvo bepamirštanti. Juk būtent jam buvo skirtas šis vaidinimas.